Sveiki gyvi, podkastų klausytojai. Šiandien su jumis studijoje Laimonas ir vėlgi kviečiu jūs paklausyti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalaidę, kad mokesčiai būtų paprasta. O šiandien studijoje svečiuose yra Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkės pavaduotojas daktaras Martynas Endrijaitis. Sveiki, Martynai. Labą dieną. Šiandien aš jį pasikviečiau ne šiaip sau. Martynas yra ekspertas ir viską žino apie kriptovaliutas, apie akcijas ir mes mėginsim šiandien jo išklausti, kada reikia mokėti mokesčius, kada reikia deklaruoti pajamas, pelno gavus iš akcijų, kada reikia galbūt netgi registruotis pridėtinės vertės mokesčių mokėtojum, jeigu tu teiki kriptovaliutų paslaugas ir taip toliau. Taigi viską iš eilės pradėsim dabar su Martynu. Ir pirmasis klausimas. Noriu investuoti į vertybinius popierius. Taip pat, vertybiniai popieriai. Ką svarbu žinoti pradedant veiklą? Ką aš turėčiau padaryti pirmiausia? Tai vienas iš galimų investavimo būdų yra investavimas į vertybinius popierius akcijas. Akcijos tai yra nuosavybės vertybinis popierius, kuris suteikiama privataus subjekto įmonės kapitalo dalį. Ir kalbant apie apmokestinimą ir deklaravimą, labai svarbus akcentas yra tai, kad net jeigu ir gyventojas nuolat prekiauja, parduoda vertybinius popierius, tai daro kiekvieną dieną, jokiais atvejais tai nebus laikoma individualia veikla. Visais atvejais tai bus laikoma kaip tiesiog vertybinių popierių turto pardavimas ir tokios pajamos yra deklaruojamos pateikiant metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją iki gegužės 2 dienos. Kaip deklaruoti pajamas? Tai labai svarbi yra taisyklė, kad jeigu pajamos iš vertybinių popierių nesiekia 500 eurų, nepasiekia šios sumos, tai apskritai tokių pajamų deklaruoti nereikia. Pavyzdžiui, įsigijau akcijos už 200 eurų, pardaviau už 400 eurų. Tai pajamas nesiekia 500 eurų, jų deklaruoti nereikia. Tačiau jeigu viršė šią sumą, pavyzdžiui, pardaviau akcijas, gavau 1000 eurų. Tai tokiais atvejais visas šias pajamas reikia deklaruoti, nepaisant to, koks yra gautas pelnas iš akcijų. O pelnas tai yra skirtumas tarp akcijų įsigijimo ir pardavimo. Tuo tarpu gyventojų pajamų mokestis yra mokamas tada, jeigu pelnas tarp akcijų įsigijimo ir pardavimo viršė 500 eurų. Labai svarbu ką prisiminti, kad tokiu atveju yra išminusuojama 500 eurų suma. Pavyzdžiui, gavau pelną 1000 eurų, tai atemu neapmokestinamą sumą ir jau skirtumas. 500 atimu, ar ne? Supratau. O dabar, Martynai, žiūrėkit, ar apmokestinami yra tie vienkartiniai sandoriai, ar, tarkim, pavasarį įsigijau akcijų, ir uždirbau, čia fikcinė suma, 100 eurų, ar ne? Rudenį įsigijau akcijų, ir krito jų vertė, ir tas mano 100 eurų ištirpo, tarkime, su minus 50 eurų. Deklaruojant pajamas, man nuo to 100 eurų reiktų mokėti mokesčius ar ne? Tai apmokestinamasis būtent skirtumas yra pelnas, tai reiškia, jūs turite parduoti brangiau negu įsigijote. Todėl jeigu akcijų vertė nukrenta, reiškia, jūs atlikote nuostolingą pardavimą. Tokiu atveju toks skirtumas nėra apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčių. Supratau, žodžiu, ir apmokestinamas yra ne tas vienkartinis sandoris, vykęs ar ne, tarkim, pelningas, bet visi tie mano sandoriai per metus, kaip viskas dedasi, ar ne? Taip, apmokestinami yra visi sandoriai per metus. Pavyzdžiui, jūs atlikot galbūt 10 pirkimų pardavimų, tai tokiu atveju už visus metus, už visus kalendorinius metus yra žiūrima bendra suma, žiūrimas yra bendras pelnas tarp visų pardavimų ir įsigijimų ir šis pelnas yra skaičiuojama, ar jisai siekia 500 eurų ar ne, tačiau yra kelios išimtis, kada vis tiek akcijų pelnas yra apmokestinamas nuo 1 euro. Yra kelios išimtis 3. Įdomu jas išgirsti būtų. Tai pirmoji išimtis būtų tokia, jeigu akcijos yra gaunamos iš tikslinių teritorijų, tai jeigu tokių subjektų yra įsigijamos akcijos ir jos parduodamos, tai jos yra apmokestinamos nuo 1 euro. Taip pat jeigu akcijos yra įsigijamos iš įmonės ir tai pačiai įmoniai yra atgal parduodamos. Ir trečias atvejis yra, jeigu yra likviduojamas juridinis asmuo, o prieš tai akcijos buvo įsigytos didinant tos įmonės įstatinį kapitalą ir jos buvo gautos nemokamai. O dabar sakykit, Martynai, kadangi užsiminėte apie
akcijų deklaravimą, jų apmokestinimą, tai yra ne akcijų deklaravimą, bet gautų pajamų iš akcijų pardavimo deklaravimą, apmokestinimą. Sakykite, kokius duomenis tretieji asmenys perduoda mokesčių inspekcija ir ką jūs mokesčių inspekcija sukeliat žmonėms į deklaracijas jau? Tai tam tikrus duomenis mokesčių administratorius gauna, tačiau gauna tikrai jos ne visus, paprastai tai yra gaunama iš Lietuvos subjektų, iš lietuviškų bankų. Siūlau ir rekomenduoju pasitikrinti, kokie yra duomenys perkelti preliminarioje deklaracijoje ir taip pat gyventojams atkreipiu dėmesį, taip pat savarankiškai reikia papildyti dažnai deklaracijas, ypač tais atvejais, jeigu prekiaujama užsienio platformose. Ir tokiais atvejais būtent kokie konkretūs duomenys yra svarbus, tai dokumentai, duomenys, kurie rodo akcijų įsigijimą, tai reiškia, už kokią sumą aš įsigijau akcijas ir už kokią sumą aš jas pardaviau. Ir taip pat dar yra svarbu momentas, kada įvyksta pirkimai ir pardavimai, nes visų įsigijimų ir visų pardavimų suma yra žiūrima už kalendorinius metus. Ir dar yra labai svarbus pastebėjimas, kad tokios dvi pagrindinės taisyklės. Jeigu žmogus prekiauja nuolat, galbūt įsigyja tos pačios įmonės vieną kartą vieną skaičių akcijų, vėliau kitą, po to trečią kartą ir tokių įmonių yra daug, tai tokiu atveju, seka yra tokia, kad pats asmuo pasižiūri, kurias tada akcijas jisai faktiškai pirmiausia nusipirko ir kurias pirmiausia pardavė. Tai yra žiūri faktą. Ne visais atvejais tai yra įmanoma padaryti, jeigu tų pirkimų pardavimų buvo labai daug. Tokiais atvejais yra taikomas vadinamasis FIFO metodas. Paprastai žodžiais tai reiškia, kad pirmiausia mano įsigytos akcijos, kurios aš įsigijau pirmiausia, jos yra anksčiausiai parduodamos. Tai reiškia, kai kurios platformos sugeneruoja taip duomenis, kad jos rodo, kad aš, pavyzdžiui, įsigijau lapkritį, įsigijau gruodį ir dar vėliau, tarkim, dar trečias įsigijimas pačioje gruodžio pabaigoje. Tai lapkričio mano įsigijimas, tai yra pirmasis įsigijimas, todėl jeigu aš dalį šių akcijų per šitos 3 įsigijimus parduosiu, tai parduodant bus laikoma, kad aš pirmiausia įsigijau tas akcijas, kurias įsigijau lapkritį, kada buvo pirmasis įsigijimas. Tai reiškia, pirmasis atėjo, pirmasis išėjo. Supratau. Apie akcijas berods viskas yra aišku, o dabar pakalbėkime apie kriptovaliutas. Kuo skiriasi investavimas į jas? Taip, tai investavimas į kriptovaliutas paskutiniuoju metu labai populiarėja. Tai čia yra svarbus akcentas, ar aš tą darau nuolat, kiekvieną dieną, siekiu pelno, ar aš atlikau vieną kitą atsitiktinį sandorį. Taip. Nuo to priklauso ir apmokestinimas, ir deklaravimas. Supratau. Vadinasi, reikia atsižvelgti į šiuos aspektus, ar ne? O kaip deklaruoti pajamas iš kriptovaliutų? Tai pirmiausia, jeigu tai yra mano atsitiktinis sandoris iš kriptovaliutų, ką reiškia atsitiktinis sandoris, pavyzdžiui, aš tiesiog pabandžiau investuoti į kripto, šiek tiek palaikiau tą kripto turtą, šiek tiek tai gali būti metai, gali būti keli ir pardaviau. Tai jeigu aš tokių veiksmų tęstinių ilgą laiką neatlieku, tai yra laikoma, kad tai yra atsitiktinio pobūdžio veikla ir tokiu atveju deklaruoti pajamas iš kripto reikia tada, jeigu gautas pelnas yra didesnis negu 2,5 tūkstančio eurų. O mokėtinas gyventojų pajamų mokestis irgi atsiranda tada, jeigu pelnas yra daugiau negu 2,5 tūkstančio eurų. Tai pavyzdžiui, jeigu pelnas yra 3 tūkstančiai eurų, tai aš dar atminusuoju 2,5 tūkstančio eurų neapmokestinamą sumą ir nuo viršiančios moku gyventojų pajamų mokestį. Šiuo atveju nuo 500, ar ne? 15%. Supratau. O jeigu aš kriptovaliutas parduodu už realius pinigus, tarkim už eurus, ar čia kažkas keičiasi ar ne? Čia yra svarbus tokie keli dalykai. Aš norėdamas įsigyti tam tikrą kripto turtą, kartais negaliu jo iš karto įsigyti mainydamas į eurus ar dolerius. Kartais aš turiu įsigyti kitą kripto turtą ir jau tik tada įsigijęs kito įsigiju norimą atitinkamą kripto turto rūšį. Tai šiuo atveju akcentas yra tas, kad jeigu aš už eurus ar dolerius ar kitą valiutą išmainau kripto turtą
ir po to jau tą išmainytą pirmąjį kripto turtą mainau į kitą, Taip. tai va tie mano pirmieji mainai, tai jau yra laikoma kripto turto pardavimu. Ir dažnai gyventojai klausia, ar tokie pardavimai tai bus mano irgi jau gautos pajamos. Tai taip, tokie mainai laikomi kripto turto pardavimu. Taip. Ir atitinkamai, jeigu būtų skirtumas, tai 2,5 tūkstančio eurų ir daugiau būtų apmokestinamas. Ir dar svarbu trumpai dėl individualios veiklos, jeigu gyventojai tą atlieka nuolat vykdo tęstinį laikotarpį, tai tokiu atveju gyventojai turi registruoti individualią veiklą. Taip. Ta galima padaryti per mano VMI ir registruojama kitur nepriskirta paslaugų teikimo veikla. Aha. Vat yra atitinkama speciali priskirta rūšis. Ir čia ne verslo liudijimas, čia yra individuali veikla pagal pažymą. Taip, tai yra individuali veikla pagal pažymą ir tokiu atveju gyventojas mokės nuo 5 iki 15% gyventojų pajamų mokesčio priklausomai, kiek jisai pajamų gaus. Jeigu mes investuodami į akcijas neregistruojame veiklos, taip. Tai dirbdami su kriptovaliuta, su kriptoturtu, mes privalome registruoti individualią veiklą pagal pažymą. Taip? Taip. Jeigu tai atliekama nuolat, tęstinį laikotarpį reikia registruoti individualią veiklą ir tokiais atvejais gyventojas gali dar pasirinkti, kaip jisai išlaidas atminusuoja iš savo gautų pajamų. Yra 2 būdai, arba vadinamoji 30% taisyklė, kada tiesiog gyventojas automatiškai iš pajamų atima 30% išlaidų ir nuo skirtumo moka gyventojų pajamų mokestį. Savo išlaidų jau. Taip, nereikia, o kitas būdas yra, kada jau pagal faktą, tai yra kiek aš faktiškai patyriau išlaidų, tiek ir atimu iš pajamų. Ir dar yra buvęs gyventojų klausimas, sako, tam tikros platformos kabučių sistemoje arba nulaužiamos, arba hakerijos užpuola, tiesiog nebelieka duomenų, neįmanoma gauti tų išlaidų, tai tokiu atveju belieka taikyti tik tai 30% taisyklę. Supratau. O Martynai, sakykit, ar atsiranda kada nors būtinybė registruotis pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų? Nes vis tiek aš įsivaizduoju, tie, kas prekiauja kriptovaliutomis, kas vykdo veiklą su kriptovaliuta, pasiekia ne 10, ne 20 tūkstančių sumas, ar ne? Kaip yra šito atveju, kai pridėtinės vertės mokesčio ribą pasiekia žmogus? Tai pridėtinės vertės mokesčio prasme yra labai svarbu akcentuoti kelis dalykus. Kripto turto pirkimo ar pardavimo PVM pridėtinės vertės mokesčio neatsiranda, tačiau jeigu aš teikiu kripto turto kasimo paslaugas, tai reiškia, turiu kompiuterius, įrangą ir kitiems gyventojams kasu kripto turtą. Nuomoju, ta prasme galbūt. Arba kasu, arba dar gali būti atvejis, jog nuomoju įrangą, būtent kripto turto kasimo įrangą. Tai jau yra laikoma tam tikrų paslaugų teikimu ir jeigu pajamos iš tokių paslaugų pasiekia 45 000 eurų, tai būtent dėl sandorių, nuo kurių viršyje 45 000 eurų pajamų sumą, jau atsiranda prievolė registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų ir mokėti pridėtinės vertės mokestį. O dabar sakykim, jeigu aš nuomoju arba kasu kriptovaliutą kitam žmogui, ar ne? Čia mes pakalbėjom tą aspektą, kad pasiekus tam tikrą sumą, 45 000 sumą, reikia registruotis pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų. O ar šitai veiklai reikia individualios veiklos ar ne? Taip pat jeigu gyventojas tą atlieka nuolat, tęstinį laikotarpį, tai tokiu atveju taip pat yra registruojama individuali veikla, gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo tvarka tokia pati, kaip minėjau. Na kągi, viskas aišku, berods viskas, kas man buvo neaišku, išsiaiškinom. Na kągi, o klausytojams priminsiu, šiandien mes kalbėjome apie investicijas į vertybinius popierius bei į kriptovaliutas. Ir šiandien viską mums apie tai papasakojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas daktaras Martynas Endrijaitis. Ačiū, Martynai, kad radote laiko. Ačiū. Dėkoju Jums, o su klausytojais atsisveikinu iki kitų kartų. Viso geriausio. Viso.